dabar dar viena, taip pat jau tradicinė tapusi mūsų laidos rubrika, žinoma virtuvė, ir šiandieną jūsų dėmesį prancūziškas desertas. Labadiena, lankomės restorane Fortas, kur šį kartą kartu su virtuvės šefu Arūnu Stoškumi, labadiena, pagaminsime desertą. Kas tai bus, Arūnai? Šiandien gaminsime fantastišką prancūzišką grietinėlės kremo desertą, krem brûlée, kuriems atrodo irgi labai sunku pasigaminti namuose, bet viskas yra, kaip visą laiką minėjau, bet viskas įmanoma namuose pasigaminti. Dažniausiai tokį desertą mes valgom restorane, atrodo, kad jo neįmanoma pasigaminti namuose, bet šiandien pabandysime rodyti, kad tai viskas yra gan lengvai. Aišku, šiek tiek užtrunka laiko, gal apie kokią valandą. Šiandien mums reikės tiesiog kiaušinių, grietinėlės, cukraus pudros ir dar galima įdėti vanilinės lazdelės. Būtų ne pro šalę, bet mes šiandien gaminsim be vanilinės lazdelės. Pradėsim nuo to, kad mes tiesiog atskirsim kiaušinio baltymus nuo trinių. Čia sakai baltymus, čia trinius? Taip, čia baltymus, čia trinius. Kaip ir minėjau praeito laidoj, iš baltymų mes puikiai galim pasigaminti moringus, arba galima pasigaminti tiesiog iš baltymų baltyminį kremą. Įmušiam trinius, tada dedam cukraus pudrą. Kiek tai? 4 kiaušiniai, čia apie 45 gramus cukraus pudros, tiesiog lengvai išmaišom. Maišom iki to, kad tiesiog gaunam vientisą tokią konsistenciją. Kai viską tai pasidarom, pilama grietinėlė. Intensyviai maišyti nereikėtų, nes kuo daugiau susidarys oro burbuliukų, kurių šitame dubenyje tikrai netrūksta. Taip. Tuo labiau juos reikės nurankioti, nes bekepant krem brûlée tiesiog matysis tokie oro burbuliuko tarpai. O Arūnai, supylėme grietinėlę, kiek jos čia mes pylėme? Mes čia pylėme jos 250 gramų. Mes pasiruošėm tokius kremakinius indus, kokius namie turimus dubenėlius, kurie yra atsparus karščiui. Temperatūra bus nedidelė, mes kepsim 100 laipsnių, vien tik tai kepimas, bet krem brûlée ypatingas tuo, kad jam reikėtų šiek tiek drėgmės. Mes supilam po pusę indelio. Likusius duosiu tau. Šitą duosiu. Paprasčiausiai supilti po pusę. Kuo mažiau oro burbuliukų bus, tuo skanesnis bus desertas. Tada mes dedam tiesiog į skardą. Ir mes įpilsim į skardą tiesiog paprasto vandens. Na, bet kaip ir minėjai, galima dėti ir dubenį su vandeniu į apatinę. Bet irgi negalima daug pilti vandens, nes tada irgi bus per daug drėgmės. Tiesiog į tokią skardą įpils maksimum iki centimetro aukščio. Ką tai mums duos? Nes jeigu mes kepsim... Ką šiam desertui tai duoda iš tikrųjų? Šiek priduoda drėgmę. Ir pašaunam į orkaitę 100 laipsnių. O kodėl ta temperatūra nėra tokia tradicinė, 180-200 laipsnių? Nes kiaušinys tokia temperatūra tiesiog labai staigiai sušoktų ir gautume tiesiog skanę kiaušinienę su cukraus pudra. Krem brûlée galima ruošti iš tikrųjų ir žemesnė temperatūra, bet tai užtruks trupučiukai ilgesnį laiką. Ir kiek laiko mums šiuos 3 mūsų desertus reikės kepti? Mes kepsim 30-40 minučių, bet namuose galima užtrukti net iki valandos. Kol kepa krem brûlée, mes pasiruošime tiesiog rudą cukrų, vieną dumplainį ir keletą braškių. Ir toks neįprastas namuose reiškinys, tai yra karamelizatorius, kuriuo mes tiesiog uždeginsime ir sudarysim karamelę ant krem brûlée. Na, bet jeigu namuose nėra šio prietaiso... Tiesiog pasidarom karamelę iš cukraus, jeigu užsipilam. O kaip, įsitikinti, kokios konsistencijos iškepus turėtų būti desertas? Kad jisai būtų jau tinkamai paruoštas? Jis turėtų būti, kai mes už 40 minučių ar už valandos namuose bekapant, mes tiesiog turim trupučiuką pakelt, pajudinti, pasižiūrėti, jeigu yra tokia konsistencija kaip tiršti drebučiai, kurie vos juda, bet vos, tai puikiai ištraukiam tiesiog iš indo ir tiesiog atvėsinam. Tai Arūnai, jau mūsų krem brûlée iškepėm, atvėso, gavom gražią geltoną spalvą, dabar mums tiesiog reikėtų uždeginti, tada tiesiog užbarstysim rudo cukraus. Aš nesu tikras, kad moku elgtis šituo. Čia ugnis jau yra pakankama. Pakankama. Tiesiog tolygiai pabarstom rudą cukrų.
kad jisai būtų visoje formelėje vienodų sluoksnių. Ir palaipsniui deginam šiek tiek žemiau galima. Ir kiek laiko tai reikėtų daryti? Darom tiek, kad susidarytų karamelės plutelę. Ir greta matau, kad kol aš deginau karamelę, papjaustėte vaisių. Kokie tai vaisiai ir ką jie duoda? Vaisius, mes padėjome dabar braškės ir dumplainį. Natūrali braškė rūgštelė trupučiuką pasižais su krem briulė saldumu. Čia klasikinis prancūziškas desertas. Ir aišku, dabar nesigirdės tas traškesis, bet jis... Koks jisai yra tikrai girdisi. Ir viena ausį, ir kita ausį. Tariu ačiū restoranų tinklo Fortas virtuvės šefui Arūnui Stoškui. Na ir ką, linkiu gražios dienos ir puikių desertų. Ačiū.